Lietuvos transliacija šį sezoną, transliacija iš Vilniaus Lietuvos Ryto arenos, kurioje netrukus paskutinė dviejų galiūnų Vilniaus Lietuvos Ryto ir Kauno Žalgirio dvikova. Po jos kažkuris iš tų galiūnų bus pargriuvęs ir parvirtęs, kažkuris iš jų švęs pergalę. Jums šiandieną rungtynes padės stebėti mano kolega Algis Gedvinas. Labas vakaras, Algi. Labas vakaras. Ir aš, be abejo, Robertas Petrauskas, taigi netrukus pirmasis ginčas ir startiniai komandų penketai. Kauno Žalgiris, Grigorijus Kižnekas, Giedrius Kusta, Donatas Laninas, Styvas Woodbury ir Dainius Šalenga. Vilniaus Lietuvos Rytas, Andrius Vyšniauskas, Arvydas Macijauskas. Pirmą kartą startinėme penketą. Šie finalinė serija pasirodo startinėme penketą Arvydas Macijauskas, Kęstutis Šeštokas, Volšas Jordanas ir Ramūnas Šiškauskas. Na ir prieš šias rungtynes Algi teko stebėti komandas. Galima turbūt daryti išvadą, jog abi yra šiek tiek susikaušusios tokiais akmeniniais veidais ir švininėmis kojomis. Be abejo, įtampa šiandien labai stipriai jaučiasi. Taip, šitas šiandieną jaučiasi stipriau negu prieš bet kurias kitas praėjusias rungtynės. Ir tą dar kartą patvirtina pirmoji Kauno Žalgirio klaida. Lygioje vietoje pametė kamerą Dainius Šalenga ir dabar Vilniečio atsakymas. Na šiandien galima sakyti lems psichologinis nusiteikimas, fizinis pasirinkimas ir aišku asmenybės. Kęstutis Šeštokas nepavyksta pataikyti labai sunkaus metimo prieš Grigorijų Kižneką. O Grigorijus Kižnekas greičiausiai yra vienintelis ginklas, kuris dar neprabilo Kauno Žalgirio komandoje. Galbūt taupėsi būtent šios rungtynės. Tai turbūt daugiausiai šito ir laukia Žalgirio gerbėjai šiandieną. Niekas netikėjo, jau palaidotas ir nurašytas Kauno Žalgiris sugebėjo atsigauti, sugebėjo atsitiesti šioje serijoje ir rezultatą nuo 1-3 padaryti lygiu. 3-3 Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkams pergalė buvo pasiekiama ranka. Ir dabar yra pasiekiama, tačiau Žalgiriui taip pat. Pirmosius šios dienos taškus pelno Ramūnas Šiškauskas dėjimu iš viršaus. Labai galingas šuolis ir aišku, kad su tuo šuoliu dabar Ramūnas Šiškauskas susikratė ir šiek tiek nervinės įtampos ir psichologinės įtampos. Labai gali būti, nes mankštos metu jautėsi Šiškausko judesio įtampą didžiulę. Žalgiris prametė visus 3 savo pirmosius metimus šios dienos rungtynėse, tačiau Žalgiris labai sėkmingai sužaidė paskutinėsias 2 savo rungtynes. Prasižengia dabar Styvas Woodbury. Kauniečiai labai įsitempę ir klysdami pradėjo šios dienos rungtynes. Perdavimas, kurį atliko Slaniną, nepavadinsi jo nei techniškų, nei pragalvotų. Vis dėlto perdavimas buvo tikrai uždengtam žaidėjui. Įtampa jaučiasi. Žalgiris kol kas daro daugiau klaidų negu Rytas. Rytas truputį greičiau pradėjo. Klaidos yra labai svarbus faktorius. Tarkim, paskutinėse rungtynėse Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai prarado 3 kamuolius, 13 kamuolių, Žalgiris tik tai 5 ir tai buvo vienas iš svarbiausių dalykų nulėmęs pergalę būtent kauniečiams. O dabar dar kartą didina skirtumą Kęstutis Šeštokas, 4-0 Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai priekė Styvas Woodbury. Na, ta pirmoji banga pilnutėlė ir sausakimša Vilniaus Lietuvos Ryto arena. Na, pažiūrėsime, kaip komandos greitai atsikratys ir to startinio jaudulio. Grigorijus Kižnekas ir pražanga Andriui Vyšniauskui. Sužaidus 2 minutės Kauno Žalgirio komanda dar nėra pelniusi taškų. Ir nelabai rezultatyviai rungtyniavo jų varžovai. Praėjusias rungtynėse Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai pelnė tik 62 taškus. Pasiekė savo antirekordą šį sezoną. Tiek mažai jie dar nebuvo įmetę. Nei šie finalinėje serijoje, nei kitose. Woodbury dengiamas visai kitaip negu Kaune. Taip, Woodbury's buvo vienas iš šių krepšininkų, kurie... Ir artimiausias Šiškausko kaimynas Lietuvos Ryto komandai visą laiką stengiasi padėti laikyti. Woodbury labai gyrė abiejų komandų treneriai, būtent Woodbury's buvo išskirtas ir Jono Kazlausko ir Algirdo Brazio. Be abejonės, jis to nusipelnė ne tik rezultatyvių žaidimų ir aukštų procentų, bet taip pat ir gerų rungtynių vadovavimų. Šeštoko taškai ir 6-0 Vilniaus Lietuvos Ryto komanda priekė. Algirdas Brazys prašo minutės per truklydo 3 kartus, Vilniečiai neprarado nei vieno kamuolio. Taip, įdomi detalė. Vilniečiai atiek jaučiasi gerai, kad 2 kartus pamatė, kad dėka užkarų Šeštoką pradėjo pasikeitus, pradėjo laikyti mažesnį žymiai žaidėjas. Abudu kartus Šeštokas gavo kamuolį ir abudu kartus labai lengvai įmetė. Tai jau rodo taktinį brandumą, reiškia komanda jau atgauna save. Vėl visiškai neparuoštas dabar Shermano Hamiltono metimas. Žalgiris yra visiškai sutrikęs ir neturi jokių variantų puolime. Jokių. Klimsta Lietuvos Ryto gynybos vartuose. Jeigu neklystu, 5 tuščias ir nerezultatyvios Kauno Žalgirio komandos atakos. Ramūnas Šiškauskas smeigia dar vieną vinį ir Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai atrodo ruošiasi išspręsti viską pirmajame kėlinyje. 9-0. Taip, negailestingai baudžia kaukiečius jų nervavimas ir taktinio žaidimo nesuradimą. Prašau, kaip sunkiai randa žmogus su kamuoliu. Galimybės atlikti perdavimą. Grigorijus Kižnekas nepataiko, iš po krepšio dabar Kauno Žalgirio komanda
Vilniaus vidurio puolėjas. Na, sunku pasakyti. Tai tik tai nervais galima paaiškinti turbūt šią situaciją. 9-0 Vilniaus Lietuvos Ryto komandos triuškinanti pradžia ir labai rimta paraiška į pergalę šios dienos rungtynėse. Praktiškai visos šios finalinės serijos metu, kas štai taip pradėdavo, tas rungtynės ir laimėdavo. Vilniečiams atiduoda kamuolį dabar rungtynių arbitrai. 4 sekundės dar lieka Vilniaus Lietuvos Ryto komandos atakai. Algirdas Brazys buvo jūsų ekrane. Jo kolekcijoje 7 Lietuvos krepšinio lygos žiedai. Jeigu iškovota 8, galima jų būtų pavadinti šios lygos žiedų valdovu. Ramūnas Šiškauskas. Netaiklus Ramūnas Šiškausko metimas, tačiau Žalgiris yra visiškai pasimetęs ir net nesusigaudo dabar, kas turi kovoti dėl kamuolio. 4 minutės prabėgo. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda rungtyniauja sausai. 9-0. Pirmaudama prieš savo varžovus. Na, būtent lyderių Arvydo Macijausko ir Ramūno Šiškausko labiausiai trūko Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkams paskutinėse rungtynėse. Dabar Arvydas Macijauskas pergudauja Grigorijus Kižnekas, tos prie baudų metimų linijos. Pats patikimiausias baudų metikas Vilniečių gretose ir Arvydas Macijauskas. Ir beveik galima nebijoti, jog rezultatas taps dabar 11-0. Grigorijus Kižnekas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vietojo Artūras Masiulis. 10-0 po Arvydo Macijausko baudos metimo. Visiškai uždengtas Arvydas Macijauskas buvo per paskutinėsias porą rungtynių. Ta problemą sprendė Giedrius Gustas. Šiandien jam dabar pavyksta pelnyti pirmosius taškus. Tačiau jo komanda atrodo pasitinka Žalgirį nepasiruošusi tokiai pradžiai. 11-0. Dainius Šalenga pradeda Žalgirio komandos ataką. 5 minutės ir 50 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Atrodo, kad Žalgirio krepšininkai dabar labai statiškai, net nežino, kas kur turi bėgti ir kas ką turi daryti. Bent jau kol kas. Steve'as Woodbury imas iniciatyvos. Pirmieji Žalgirio taškai šiandien. Labai neparuoštas ir sunkus metimas. Steve'as Woodbury turi sugebėjimą pataikyti tokius metimus. Bet šiandieną jis yra dengiamas nepaprastai stipriai. Ir ko gero startas kauniečių tik dėl to ir nepavyko, nes Woodbury negali nei pažaisti, nei skirstyti kamuolius ir ves rungtynės. Vilniečiai labai neblogai sprendžia klausimą Woodbury. Arvydas Macijauskas labai sudėtingas metimas ir kamuolys atitenka Kauno Žalgirio komandai. Nepatenkinti tuo Vilniaus Lietuvos Ryto komandos gerbėjai. 11-2. Jų komanda priekyje 9 taškais. Ir tą pranašumą sugebėjo Vilniečiai susikrauti per pirmasis 5 šios rungtynių minutės. Jeigu iki tol Žalgiris atrodo šviežesni, įvairesni puolime, tai šios dienos rungtynių pradžia kol kas šviečiasi visai kitaip. Na dabar laisvas metė Donatas Slanina, be abejo, kad... Tai pirmoji klaida Lietuvos Ryto komandos gynyboje. Ir iš karto už tai yra baudžiami Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. 11-5, Žalgiris šiek tiek sumažina skirtumą. Kęstutis Šeštokas. Nepavyksta pelnyti taškų Kęstutis Šeštokų, tačiau 2 baudos metimus mes dabar Vilniaus Lietuvos Ryto komandos krašto puolėjas, na, galbūt netaip aktyviai rungtyniavo Kęstutis Šeštokas pastaruoju metu, šiandien 11-5. Na ir Žalgiriui nepavyko išvengti duobės jau pačioje rungtynių pradžioje. 3 prarasti kamuoliai, prastas pataikymo procentas ir aišku tas 0-11 atsiliepia dabar. Ir dar vienas šansas padidinti skirtumą Vilniečiams yra dabar. Kęstutis Šeštokas prie baudų metimų linijos, jis iki tol, kad ir paskutinėse rungtynėse dažniau taškus surinkdavo pelnydamas juos iš atokesnių distancijų ir tokio aktyvesnio žaidimo Kęstučio Šeštoko pasigesdavo Jonas Kazlauskas. Dabargi jis pataiko vieną baudos metimą iš 2 ir Vilniaus Lietuvos Ryto komanda ir toliau gana aktyviai pasitinka Žalgirį, jau jo pusėje Steve'as Woodbury prieš Ramūną Šiškauską. Donatas Slanina. Prasižengia Kęstutis Šeštokas. Kaip jam bus įrašyta ši pražanga, nesuspėjo. Štai kaip pasikausi dabar Vilniaus Lietuvos Ryto komandos ir gali buvo jūsų ekrane. Su švilpukais, su tais aparatais, kurios dažniausiai gerbėjai nešasi į futbolo arenas. Yra sukeliamas didžiulis triukšmas, didžiulis šurmulys ir aišku, kad didžioji jo banga yra nukreipta prieš Kauno Žalgirį. Na, tiesa, Žalgiriečius taip pat šiandien čia palaiko maždaug apie 50 žmonių ir fanų brigada. Ir jie bando dabar atgaivinti savo komandos nuotaiką. 12-5 Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai priekyje. Donatas Slaninas, Steve'as Woodbury negauna kamuolio, beveik neturi tam galimybių. Perima kamuolį Valsas Zornas ir nepavyksta pelnyti taškų. Tiesiog čia pat situacija pataiso dabar Rimantas Kaukenas, be nestabiliausiai rungtyniaujantis paskutinėsias 3 rungtynės Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje. Žalgiris ir toliau klimpsta labai klampioje Vilniaus Lietuvos Ryto gynyboje. Taip, bet daro labai elementarias klaidas. Tas 2 dienas, kada Žalgiris šventė pergalės, tokių klaidų nebuvo. Aišku, 3 dienas labai gerai žais, net ir labai gerai komandai, labai sunku.
dar kartą prasižengia dabar Donatas Slaninas, stabdydamas įsibėgėjusią Vilniaus Lietuvos Ryto komandos ataką. Kol kas Žalgirio komandoje nematyti jokių prošvaisčių. Dabar jau Vilniaus Lietuvos Rytas diktuoja sąlygas. Ir kaip dažnai keičiasi situacija šioje finalinėje serijoje, jeigu po trečiosios Vilniaus Lietuvos Ryto pergalės visi jau spėjo palaidoti Žalgirį. Sakė, jog viskas aišku, Vilniečiai iškovos LKL čempionų žiedus ir nepatirs jokių problemų ir jokių sunkumų. Tai po to žalgiriečiai tas prognozes paneigė, laimėjo 2 rungtynes iš eilės ir išlygino serijos rezultatą. Tada jau buvo kalbama, jog dabar psichologinis pranašumas Kauno Žalgirio pusėje, jog namų aikštelės faktorius neveikia, tačiau šiandien mes matome, jog psichologiškai šiandien geriau rungtynės pradėjo ir greičiau su nervais susitvarkė Vilniaus Lietuvos Ryto komanda ir tą padėjo jiems padaryti taip pat ir sirgaliai. Štai taip labai triukšmingai palaikantis ekipą. Taip, šiandien sirgaliai serga labai aktyviai. Ir pažiūrėsime, ar Kauno Žalgirio pavyks atsitiesti ne tik tai šioje serijoje, bet ir štai šiose rungtynėse, kuriuose knockdownas rungtynių pradžioje yra labai skaudus. 17, tai yra 16-5 Vilniaus Lietuvos Ryto dėl 11 taškų pranašumas. Likus žaisti 3 minutės ir 40 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Visai rungtynės neįsijungė Šalenda, o jis turėtų būti dabar aktyvesnis, nes Slanina ir Woodbury labai gerai gaudo Lietuvos Ryto gynybą. O Šalenda kol kas labai pasyvus, galėtų būti aktyvesnis. Aš sakyčiau, kad Woodbury galbūt ir be reikalo, nepaisant šio pataikymo, be reikalo tiek daug įmas ant savęs, reikėtų išnaudoti tos žaidėjus, kurios ne taip aktyviai dengia. Reikėtų truputį ilgiau pažaisti, ką jie darė 2 paskutinės rungtynės. Vidaginevičius dabar pabandys išleisti Algirdas Brazys, galbūt taip jam pavyks pagyvinti Kauno Žalgirio komandos žaidimą puolime. Ir taip žiūrint į Vilniaus Lietuvos Ryto gynybą, atrodo, kad vilniečiai labai daug jėgų atiduoda besigindami dabar. Nepataiko Kęstutis Šeštokas, atkovojo kamuolį Artūras Masiulis. Ar gali būti, kad rungtynių antroje pusėje vilniečių gynyba net šiek tiek susilpnės, nebus tiek daug jėgų? Atvirai pasakius, mane vilniečių gynyba žavi, todėl kad labai gerai konkrečiai yra išspręstos visos kauniečių stipriosios pusės puolime. Tačiau ar jie pavargs, aš galvoju ne, kadangi treneris Kazlauskas labai gerai atlieka keitimus. Kas liečia keitimus, tiesiog matematiškai tiksliai duoda kiekvienam žaidėjui pailsėti. Shermanas Hamiltonas pataiko paskutinę ataką skirtą laiko sekundę, 16-9. Ir vienas rodiklis, vilniečiai laimi kovą dėl šokusių kamuolių, 7-3, Žalgiris prarado 4 kamuolius, Vilnius nei vieno. Žalgiriečiai padarė tiek pat klaidų, beveik tiek pat klaidų, kiek per visas praėjusias rungtynes. Na ir būtent tos klaidos ir leidžia dabar Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkas pirmauti 7 taškais, tiesa Žalgiris pelnė 4 taškus iš eilės, vėl labai lengvai painėrė po krepšio Arvydas Macijauskas. Daug kritikos. Ginevičiaus gynyba Macijauskas iš karto suprato ir atliko tai, ko jis negalėjo iki šiol atlikti. Čia jūs galite siųsti trumpuoju numeriu 1330 rinkdami naudingiausią šios nuo 7 žaidėjų. Praėjusią mačą naudingiausių krepšininkų buvo šitas Steve'as Woodbury be konkurencijos. Artūro Masiulio metimas netaiklus, vėl nusima kamuolį Vilniaus Lietuvos Ryto komanda, Arvydas Macijauskas. Rimantas Kaukėnas ir pražanga pačiam Rimantui Kaukėnui, kuris atsitrenkė dabar į Steve'ą Woodbury. 18-9 Vilniaus Lietuvos Ryto komanda pirmauja šios nuo 7 Romualdas Brazauskas ir Kęstutis Filipauskas teisėjauja joms. Minutė ir 47 sekundės iki kėlinio pabaigos. Ir vėl Vilniaus Kauno Žalgirio komandos ataka. Vidaginevičius pastarasis porą rungtynių praleido ant atsarginių žaidėjų suolelio, stebėdamas kaip gražiai ir sėkmingai rungtyniauja Giedrius Gustas. Shermanas Hamiltonas taip pat. Jau dabar gali kur kas labiau pasikeitė Algirdas Brazys. Steve'as Woodbury, koks sudėtingas jo metimas prieš Andrių Šležą. Nepataiko Steve'as Woodbury. Ir dabar Vilniaus Lietuvos Ryto komandos atsakymas. Artėjant į pabaigą šią kėlinį galima konstatuoti, jog vilniečiai šiandien kol kas atrodo labai rimtai nusiteikę laimėti šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje. Taip, ir žaidžia, pasakyčiau, ir logiškai, ir labai protingai, ir puolime, ir gynyboje. Dar įdomus toks dalykas, vilniečių centro pozicijoje žaidžiantis žaidėjas, Javtokas, žaidžia toli nuo krepšio ir, pavyzdžiui, prasiveržimai tie, kurios atlieka vilniečių mažieji žaidėjai, dėl to ir labai lengvi, kadangi nėra centro puolėjo, Kauno Žalgiris nėra centro puolėjo, kuris galėtų padėti išvengti šių dalykų. Tai dabar pavyksta pelnyti pirmosius taškus Kauno Žalgirio komandos vidurio puolėjų. Tai buvo Artūras Masiulis. Tai yra pozicija, kurią Žalgiris nuolat yra raginamas išnaudoti ir kurios nepavyks išnaudoti. Prašau dar kartą pažiūrėkit, kur randasi Javtokas. Bando išvesti Artūrą Masiulį. Taip, išveda iš po krepšio ir po to labai lengvai sekasi jiems prasiveržti. Volšas Dornas, dabar pats meta Volšas Dornas. Ir
22-11, tas 11 taškų pranašumas, kurį įgijo Vilniečiai per pirmąsias 5 minutės, taip ir sugebėjo išlaikyti visą šį kėlinį. Shermanas Hamiltonas trūksta laiko, viskas nebeužteko. Laiko Kauno Žalgiriui perlaikė kamuolį Shermanas Hamiltonas, tai pirmąjį kėlinį 11 taškų persvarą laimi Vilniaus Lietuvos Rytą. Grįžtame Vilniaus Lietuvos Ryto arenai, kurią labai greitai, net neprabėgus 2 minutėms parėjo abiejų komandų penketai. Grįžo į Kauno Žalgirio ekipą Grigorijus Kižniakas, vėl nesėkmingai pradėjęs rungtynes. Ir pažiūrėsim, kaip klostysis antrasis kėlinys. Pirmasis 22-11 Vilniaus Lietuvos Ryto naudai. Jonas Kazlauskas jūsų ekranuose prieš šias rungtynes gražiai vienas kitą pasveikino abiejų komandų treneriai su šypsenomis akise ir veiduose. Prasižengė Walsho Jordanas, dabar jis nesuspėjo gynyboje paskui Vidą Ginevičių. Vidas Ginevičius sužaidė geriausiai šios sezono rungtynės 4 rato varžybose prieš Kauno Žalgirį. Tuomet jis buvo vienas iš tų krepšininkų, apie kurias buvo pradėta kalbėti kaip apie vieną iš didžiausią pažangą padariusių žalgiriečių ir viena iš tų, kuris finalinėje serijoje gali būti labai naudingas. Ir tą rodė pirmosios rungtynės, tačiau po to Vidas Ginevičius prarado vietos startinėme penkete, tačiau Shermanas Hamiltonas vėl suklysta ir atrodo, kad Žalgiris nėra dar išsprendęs savo problemų ir nėra dar sugebėjęs atsikirsti Vilniaus Lietuvos Ryto komandos šiandieniniai gynybai. Taip, bet ir šį kartą labai gera gynyba buvo atlikta, kada perimtas kamuolys buvo. Tačiau Žalgiris irgi atsako kamuoliu. Donatas Klanina, jeigu neklystu, taip, tai buvo pirmoji Vilniaus Lietuvos Ryto komandos klaida šios dienos rungtynėse. 22-13. 9 taškai Vilniaus Lietuvos Ryto pranašumas. Kęstutis Šeštokas. Ramūnas Šiškauskas, Arvydas Macijauskas. Daug buvo kritikuojamas Arvydas Macijauskas už pasyvų žaidimą, už tai, kad nedrąsiai ieško savo progų metimams. Per paskutinėsias porą rungtynių Jono Kazlausko, tačiau šios dienos rungtynės Arvydas Macijauskas lik ir vėl ėmėsi lyderio vaidmens. 6 taškus pelnė jis jau šios dienos rungtynėse. Rezultatyviau už jį rungtyniavo. Iki šios akimirkos 7 taškus pelnęs Ramūnas Šiškauskas. 8 tašką dabar pelno Arvydas Macijauskas. 5 yra įmetęs Kęstutis Šeštokas. Žalgirio gretose 5 taškai. Donatas Klaninas sąskaitoje. Styvas Woodbury pelnė 4 taškus. 24-13. Sužaidus minutę ir 15 sekundžių. Antrajame kėlinyje visą laiką tie patys 11 taškų. Pražanga Walsho Jordano ir Shermano Hamiltono dvikova akivaizdžiai yra kauniečio naudai pastaruoju metu. Taip, kol kas paskutinės rungtynės tikrai kaunietis parodė, kad jis irgi gali žaisti netgi sunkiomis rungtynėmis. 24-13. Shermanas Hamiltonas atiduoda kamuolį Grigorijui Kižniakui ir sužingsniuoja Grigorijus Kižniakas. Dabar toks yra rungtynių arbitro sprendimas. Sunku pasakyti. Net iš pakartojimo turbūt negalima būtų įsitikinti visų 100%, kaip ten iš tikrųjų buvo. Nepaisant to, kamuolys jau Vilniaus Lietuvos Ryto komandos rankose ir faktas tas, kad Grigorijus Kižniakas ir toliau miega ir toliau nieko negali padaryti. O dabar laisvas meta ir pataiko Kęstutis Šeštokas. 27-13. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda įgyja didžiausią 14 taškų pranašumą. Dainis Šalenga. 2 taškai įskaityti. Atsitrenkė dabar Vidas Ginevičius į Kęstutį Šeštoką, tačiau atrodo nepažeisdamas taisyklių. 27-15. 7 minutės ir 50 sekundžių. Kęstutis Marčiulionis Vilniečių gretose. Gynyboje labai daug klaidų. O prašau, visą laiką laisvą žaidėjas meta. Jau trečią ataką. Vienas žaidėjas kauniečių keičiasi, kitas nesikeičia prie užtvarų. Tai jau grubi klaida. Ir aišku, Žalgirio minutės pertraukėlė. 7 minutės ir 30 sekundžių lieka iki kėlinio pabaigos. Dar vienas perdavimas Grigorijui Kižniakui. Po truputėlį Žalgiris galbūt jau pradeda daugiau kamuolių atiduoti savo vidurio puolėjui. Taip, galų gale pamatė ir atliko be klaidų. Grigorijus Kižniakas gali tapti savotiškų gelbėjimosi, net ne šiaudų, o rastų, jeigu pradėtų žaisti. Pats Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkas dabar pažeidžia taisyklės, blogai užtvarą pastatė Andrius Vyšniauskas. Toks yra Romualdo Brazauskas sprendimas. Be abejonės absoliučiai teisingas teisėjo sprendimas ir čia ginčytis negalima. Tiesiog nukirto kauniečiai. Paskutinė akimirka, tik pamatėme, kaip ten buvo, jau paskutinioji šio susidūrimo stadija. Artūras Jevtokas pasirodo aikštelėje ir Andriui Vyšniauskui tai buvo antroji asmeninė pražanga šiandien. 30-17. Vidas Ginevičius. Trys minutės
Surištas šiame kelne Grigorijus Kryžniakas, meta iš vidutinio nuotolio Grigorijus Kryžniakas, nepataiko. Ir kamuolį nusiima Vilniečiai 9-3, jie dominuoja po krepšiais šiandien. Andrius Šledas, gražus perdavimas ir nepavyksta įkalti kamuolį iš viršaus Artūrui Jevtokui. Tas sprendimas sėkmingesnis, niekas nepasistengia kovoti dėl kamuolio. 32-17. Kur Kryžniakas tuo momentu? Dvi atakos iš po krepšio, Kryžniakas 5 metrai. Laukia perdavimo jau po kitų krepšio. Taip negalima gynyboje žaisti. Gal Grigorijus Kryžniakas gauna kamuolį. Ir gerų kamuolių gauna. Atrodo, kad jeigu gynyboje Žalgiris turi problemų, tai puolime po truputėlį pradeda su jomis susitvarkyti. Dar kartą dabar priversti pažeisti taisyklės Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai, tai ketvirtoji komandinė jų pražanga šiame kėlinyje. Jame prabėgo tik 3,5 minutės. Styvas Woodbury, vėl Grigorijus Kryžniakas prieš Artūrą Jevtoką. Vidas Ginevičius blokuoja jo metimą Kęstutis Marčiulionis, tačiau atrodo nebe pražangos. Kęstučiui Marčiulioniui bus rašyta pražanga ir dabar jau prie baudų metimų linijos sustos Vidas Ginevičius. Antrą kartą pasižengė Kęstutis Marčiulionis. Vidas Ginevičius šiandien dar nėra pelnęs taškų, šiandien dar nėra metęs. Pirmąjį metimą pataiko Vidas Ginevičius 32-18. Metimas taip pat taiklus 32-19. Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai visą laiką išsaugo dviženklį pranašumą. Ir Kauno Žalgiris niekaip negali bent kiek atgauti to, ką prarado per pirmasis 4 šios rungtynių minutės. Ramūnas Vyškauskas ir pražanga Grigorijaus Kryžniako. Vėl nesuspėja gynyboje dabar Grigorijus Kryžniakas, nors jam ir nereikėjo tiek toli dabar bėgti paskui Ramūną Vyškauską. Porą žingsnių atgal ir situacija būtų kur kas palankesnė gynyboje žaidusiam krepšininkui. Antroji Grigorijaus Kryžniako pražanga. Susidaro toks įspūdis, kad Kryžniakas vis dėlto nepilna jėga žaidžia gynyboje šitame finalinėme turnyre. Tai būtų tai dar pateisinama, jeigu Grigorijus Kryžniakas pilną jėgą puolime žaistų. Tada galima būtų sakyti, jog tausoja tam. Tačiau galbūt paskutinės rungtynės buvo rungtynės, kuriuose Grigorijus Kryžniakas buvo gana rimta grėsmė Vilniečiams būtent gynyboje. Daug blokų, daug. Praeitose rungtynėse, kas liečia pagalbą ir blokavimą, jis buvo labai geras. Styvas Woodbury įmeta kamuolį Grigorijui Kryžniakui ir šis pelno taškus 32-21. Styvas Woodbury, na paprastas, elementarus 2 prieš 2 ir vis dėlto neįkirto. Dabar Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai šios situacijos, o dabar perima kamuolį Dainis Šalenga, pats Arvydas Macijauskas dar vejasi jį, tačiau jau nesiryžta pažeidinėti taisyklių. 32-20 yra labai svarbus dalykas, labai svarbus, jaučiasi. Galima sakyti, kad komandos yra įveikusios svetimų aikščių sindromo, yra įveikusios savo varžovus ir Vilniuje, ir Kaune, tačiau šiandien kol kas būtent žiūrovai yra vienas iš tų elementų, kurie vaidino labai svarbų vaidmenį šios rungtynėse. 32-23. Gal rizikingas perdavimas toks. Ginevičius aiškiai nespėja. Ginevičius aiškiai nespėja. Vėluoja Ginevičius. Jau kelintą kartą. Stebiuosi, kad negrąžinamas Gustas. Jeigu Giedrius Gustas suspėdavo paskui iš tašios Arvydo Macijauską judesius, tai Vidui Ginevičiui to padaryti nepavyko ir vėl Vilniaus Lietuvos ryto pranašumas auga iki 12 taškų. Grigorijus Kryžniakas ir Artūras Jevtokas pažeidė taisyklės. Na, jeigu taip ir toliau tęsis, tai išsibaudos visa Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Jau prie baudų metimų linijos sustos dabar Grigorijus Kryžniakas, Rimantas Kaukėnas grįžta į aikštę, leidžia pailsėti Ramūnui Šiškauskui ir vietoje Artūro Jevtoko aikštelė Andrius Vyšniauskas. Ir Andrius Vyšniauskas ir Artūras Jevtokas jau pažeidė taisyklės. Bent po kartą. Andrius Vyšniausko sąskaitoje 2 pražangos, Artūro Jevtoko 1. Vienas iš patikimesnių baudų metikų visoje Lietuvos krepšinio lygoje, dabar sumeta abu baudos metimus ir skirtumas mažėja iki 10, 35-25. Volčas Džordanas vėl vietoj Kęstučio Marčiulionio vadovauja Vilniaus Lietuvos ryto komandos veiksmams. Rimantas Kaukėnas, vėl Arvydas Macijauskas ir vėl Tai ką aš sakiau, vis ryškiai vėluoja, o labai gerai naudojasi šitais dalykais. Arvydo Macijausko rankelė atrodo. Šiandien gali būti labai reikalinga Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkams. 14 taškų bei abu taiklūs tolimi metimai. Šiandien Arvydo Macijausko sąskaitoje. Jeigu šis krepšininkas įsibėgėja, jį po to sustabdyti būna labai sunku. Styvas Woodbury. Gražiai dabar bandė atiduoti kamuolį
ir atidavė labai gražiai, bet Kišniakas pražiopsojo, nepagavo. Tiesa, labai žemas perdavimas, beveik į kelius. Taip, nepatogus, bet vis tiek žaidėjas patyręs turi gaudyti ir tokį kamuolį. Staigus ir gražus perdavimas. Tiksliai suveikė Jono Kazlausko paprašytą minutės pertraukėlę. 3 taškai. Į varžovų krepšį apsiginta prie savo ir dabar galimybė dar kartą padidinti skirtumą. Rimantas Kaukėnas. Netaiklus Rimanto Kaukėno metimas, Andrius Šležas nuima kamuolį vėl. Visiškai paleido į laisvą, paliko neblokuojamą. Vėl Rimantas Kaukėnas, Arvydas Macijauskas. Ilgai negalvojęs metą. Nepataiko, tačiau priverčia prasižengti dabar Donatas Slavinai, Arvydas Macijauskas. Vidas Ginevičius vėl nesuspėja paskui savo ginamą ir Šermanas Hamiltonas pasirodo vietoj Vido Ginevičius vėl aikštelėje. Tačiau negustas, nesuprantama. Praeitose rungtynėse taip puikiai jis pasirodė. Gynyboje ypatingai. Čia turbūt tik Algirdas Brazys gali paaiškinti visą šią situaciją. Be abejonės, tas priežastis yra, kad taip elgiam. 40-25, jeigu Vilniaus Lietuvos Rytas komanda praėjusios rungtynėse pelnė tik tai 62 taškus. Tai likus žaisti 3 minutės su pusė iki šio kėlinio pabaigos. Vilniečiai jau yra surinkę 40 taškų. Grigorijus Kižniakas imasi iniciatyvos, jis jau tapo rezultatyviausiu Kauno Žalgirio komanda. Puolime jau pradeda įsižaisti ir pajuto žaidimo skonį. Ir tai, aišku, apsunkins Vilniečių komandos gynybinės pastangas, kurios puikiai suveikia per pirmasis šios rungtynių minutės. Rimantas Kaukėnas. Ir netaiklus šį kartą Arvydo Macijausko metimas. Grigorijus Kižniakas nuima kamuolį, 3 minutės lieka kėlinio pabaigos. Donatas Slanina laikosi iš 3 taškų zonos, pataiko Donatas Slaninas. Šiandien jis meta 100%, 2 taškai ir vienintelis 2 dabar taškas. Slanina perėmė Macijausko gynybą. Labai įdomu, ar pasiseks, nes visą laiką antram kėlinys, ką nori, tą daro Macijauskas. Ir va čia pagrindinis pralaimėjimo, Žalgirio pagrindinio pralaimėjimo priežastis. Lietuvos Ryto krepšininkai. Jie pataikė 6 tritaškius iš 7. Taip, nepaprastai puikus pataikymo procentas. Ir aišku, kad taip metanti komanda gali sudaužyti bet ką. Ir Permės Ural Greitį ir Kauno Žalgirį taip pat. Be abejonės. Su tokiu procentu tai labai retai būna finalas. Toks tritaškių pataikymo procentas. Steve'as Woodbury. 43-30 praranda kamuolį Steve'as Woodbury ir nesportinė pažanga yra baudžiamas dabar Kauno Žalgirio komandos legionierius. Dar bando pasiklausti arbitro, o pražangos perimant kamuolį nebuvo. Tos prie baudų metimų linijos dabar Ramūnas Šiškauskas įmes 2 baudos metimus ir dar Vilniaus Lietuvos Ryto komandai Polas rankose bus kamuolys. Atrodo, kad šiandien mes prarasime galimybę paskutinį kartą tikėtis atkaklios kovos iki rungtynių pabaigos. Nu, būtų labai gaila. Paskutinės rungtynės turėtų būti atkaklios. Nu, gal antroji rungtynių pusė pasikeis. Žalgirio gynyba ir Žalgirio puolime sumažės klaidų skaičius, kuris kol kas yra labai neleistinas. 45-30, 15 taškų Vilniaus Lietuvos Ryto pranašumas, akivaizdi aikštelės šeimininkų persvara. Ir kol kas nematyti, per kurią vietą galėtų bandyti gelbėtis dabar Žalgiris. Tai puolime Grigorijaus Kižniakas, pelnė savo 8 taškus. Deivis Šalenga pamuša kamuolį. Tęsia šią ataką Rimantas Kaukėnas. Ramūnas Šiškauskas, 8 sekundės atakai, Walshas Jordanas. Daug perdavimų ir galų gale suklysta Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Deivis Šalenga pelno 2 lengvus taškus, 45-32. Stabdo rungtynių laiką arbitrai. Reikia pašalinti nežinomos kilmės daiktus iš aikštelės. Čia jau atrodo Žalgirio komandos fanai persistengia, stebėdami šias rungtynes. Štai dar kartą Dainiaus Šalengos pasivaržimas. Nugarą niekaip negalėjo apsiginti dabar Ramūnas Šiškauskas. Minutė 50 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Arvydas Macijauskas. Ir dar vienas Ramūnas Šiškausko metimas iš toli. Čia jau truputėlį ir iš fantastikos serijos dabar pataiko Ramūnas Šiškauskas. Kada žaidžia Šiškauskas ir Macijauskas, abudu pataiko, aišku, Žalgiris
tą dieną neturi šansų. 87 procentų taiklumas nuo 3 taškų zonos didžiajame ir viską lemiančiame finale. Tai yra rezultatas. Fantastiškas taiklumas, kitaip nepavadinsiu. O dabar vėl Grigorijus Kryžniakas išnaudoja visus savo privalumus, pasiima 2 žaidėjus link savęs, atiduoda Dainiui Šalengai. Ir jeigu Žalgiris ir toliau nieko negali padaryti gynyboje, tai dabar antrame kėlinyje atrodo Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai taip pat nebegali apsiginti. Taip, bet puolimas vėl gelbsti. Gynybos nėra nė vienoje, nė kitoje komandai šiandieną. Antrasis kėlinys rungtynės, kas daugiau įmes. Be abejo. Daugiau įmeta Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Rimantas Kaukėnas. Arvydas Macijauskas. Šį kartą jau nepataiko Arvydas Macijauskas. Kažkada be abejo šitą seriją turėjo baigtis. Atprato mesti nedengiamas. Galima taip pavadinti. Grigorijus Kryžniakas. Šermanas Hamiltonas. Akrobatinių sugebėjimų nepakako tam, kad galėtų pataikyti krepšį Šermanas Hamiltonas, tačiau kamuolys liks Žalgirio rankose 6 sekundės žalgiriečiams ir dar Vilniaus Lietuvos Ryto komandai liks užtektinai laiko šiai atakai. Šležas turėtų pakeisti dabar Arvydą Macijauską. Galbūt šiek tiek ir pavargo dabar Arvydas Macijauskas. Plojimais palydė į Vilniaus Lietuvos Ryto komandos sirgalį. Yra už ką ploti šiandien Arvydui Macijauskui. Praranda kamuolį. Ne, vis dėlto prasižengia dabar kažkuris iš Vilniaus Lietuvos Ryto žaidėjo. Rimantas Kaukėnas sugriebė už rankos dabar Dainiui Šalengai. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai prasižengė 7 kartą per šį kėlinį. Žalgiris nesurinko 4 pražangų, tik 3 kartus pavyzdžiui. Manyčiau, Robertai, kad reikėtų žavėtis vis dėlto mūsų teisėjų lygių. Tokią sunkią finalinę seriją, beveik be klaidų. Teisėjauja, nuostabiai gerai teisėjauja teisėjai. Viską mato. Dainius Šalenga pataiko tik tai vieną baudos metimą iš 2, 48-35. Ir užsitęsė ši situacija, reikėjo pataisyti tinklelį, galų gale pavyko tą padaryti Romaldui Brazauskui. Iki pat galo gali laikyti kamuolį Vilniaus Lietuvos Rytas. Greičiausiai tą ir pasistengs padaryti Valšas Zornas, ramina jį ir Jonas Kazlauskas. Galbūt ne tiek svarbu įmesti patiems, kiek svarbu nebesuteikti jokio papildomo šansų savo varžovams. Prasižengė Šermanas Hamiltonas. Galėjo prasižengti ir dar vėliau, tuomet pražanga būtų visai gudri, kadangi žalgiriečiai tik dabar pažeidė taisyklės 4 kartą šį kėlinį. Dabar dar 10 sekundžių, beveik 11 Vilniaus ekipai. Valšas Zornas prieš Grigorijų Kryžniaką. Ir trečioji pražanga Grigorijų Kryžniako. Atrodo, toks yra Romaldo Brazausko sprendimas. Taip, 3 kartą pasižengė Grigorijus Kryžniakoje. Tai jau pavojinga situacija Kauno Žalgiriui. Sunkoka įvertinti, būnant netarptautinės kategorijos arbitru. Štai tokius. Susidūrimus aikštelėje. Valšas Zornas prieš Grigorijų Kryžniaką. Ir mažasis dabar buvo viršesnis. Jeigu, aišku, pataikys abu šios metimus. Vieną prameta. 6 sekundės iki kėlinio pabaigos. Ir po to didžioji perduota. Jonas Kazlauskas sakė, jog komandų sužaidė 10 rungtynių. Vieną kitą puikiai pažįsta. Vis dėlto būtent vilniečiai sugebėjo išmušti iš vėžių ir padaryti staigmeną pačioje rungtynių pradžioje savo kietą gynybą. Savo varžovus. Dainius Šalenga netaiklus metimas ir baigėsi šis kėlinys 49-35, na nepaisant visų Vilniaus Lietuvos Ryto pastangų, per antrą kėlinį jiems pavyko padidinti persvarą tik tai 2 taškais. Taigi galbūt Žalgiriui pavykus sustabdyti šį labai galingai važiuojantį traukinį, pavyks jį ir atstumti šiek tiek atgal. Ar taip atsitiks, pamatysime, gal laimėjęs Žalgiris. Taip, bet po čia pagal tą pajėgumą. Ir štai jūsų ekranuose pataikymo procentas nuo 3 taškų zonos 7-3 fantastika. 11-48 ir 10 minučių ketvirtajame kėlinyje. Finalas iki 4 pergalių vyksta maksimaliai. Galbūt ir šios rungtynės vyks maksimaliai. Gal reikės ir pratęsimo. Janevičius grįžta rikiuotė, nesupratau. Taip, jau pirmas pralaimėjimas jo. Iš karto. Ir Arvydas Macijauskas iš karto turi kamuolį, tačiau suspėjo jį numušti Dainius Šalenga. Pažiūrėsime, kas dengs dabar Arvydą Macijauską. Alvydas Ginevičius grįžo greičiausiai dėl to, jog jau nebežais šiandien Styvas Woodberis. Turbūt taip galima suprasti. Taip, be abejonės, reikalingas žaidėjas, bet labai bus jam sunku. Jis šiandien nerodo formos. Ir Donatas Kislavina sėdint atsarginis žaidėjas. Oi, šito nesuprantu.
Grigorijus Kryžniakas, pataiko Grigorijus Kryžniakas ir Kauno Žalgiris mažina skirtumą iki minimumo, iki vieno vienintelio taško. Dabar jau prasidėjo sėdėjimas ant adatų ir vilniečiams, ir kauniečiams. Ir vakaras šiandien Lietuvos televizijos eteryje. Vakare galbūt nebus tiek įtempta, kada prasidės Eurovizijos transliacija, tačiau šiandien ramybės iki šio mačo pabaigos tikrai nebus. Artūras Jevtokas, pataiko Artūras Jevtokas ir 53-50. Nepaprastai reikalingą metimą atlieka Jevtokas. Žalgiris dažnai palieka jį galbūt šiek tiek laisvesnį, sutelkdamas dėmesį į kitus krepšininkus. Artūras Jevtokas nekartą šioje serijoje tokiais momentais pasinaudodavo. Styvas Woodbury, Dainius Šalenga. Styvas Woodbury grįžo į aikštę. Taip, į aikštę. Žaisti Styvas Woodbury. Nepataiko Šermanas Hamiltonas. Priverstinis dabar jam ir negalima buvo Vilniaus Lietuvos Ryto gynyba. Ne pats gudriausias sprendimas. Arvydas Macijauskas pražanga prieš tai Dainiui Šalengai. 53-50. Pirmoji šiokia kėlinyje pražanga, o Dainius Šalenga prasižengė ketvirtąjį kartą. Atrodo, kad Žalgiriui gali iškilti ir žaidėjo problema šiandien. Woodburis žaidžia vieną koją, Dainius Šalenga turi 4 pražangas. Dabar keičiamas centro puolėjas Žalgirio. Kodėl? Grigorijus Kryžniakas, atsiprašau, prasižengė ketvirtą kartą. Grigorijui Kryžniakui yra šita ketvirtoji pražanga. Dėl to dabar aikštelė pasirodė Artūras Masiulis. Dabar tas svarbus toksai momentas. Na, aišku, nebesvarbių turbūt nebus šios rungtynės. Atkovoja kamuolį Artūras Masiulis, nedaug trūko Kęstučiui Marčiulioniui. Labai svarbu ir sunku kamuolį Artūras. Tai grįžta lyderis Žalgirio aikštelę, grįžta taip pat. Šermanas Hamiltonas. Dainius Šalenga iš toli. Pataiko Dainius Šalenga, gana ilgokai jis metė pro šalį. 3 tritaškus šiandien prametė ir štai dabar pataiko Dainius Šalenga. Ir po tos akimirkos, kai rezultatas buvo 0-0, Žalgiris pirmą kartą jį išlygino štai dabar. Ketvirtojo kėlinio trečiąją minutę. 53-53. Ir viskas, galima sakyti, prasideda nuo pradžių. Ramūnas Šiškauskas, išmuštas kamuolys jam, Artūras Jevtokas, netaiklus jo metimas ir Šermanas Hamiltonas nuima kamuolį, tačiau čia pat jį praranda. Taip, įtampa pasiekė savo aukščiausią laipsnį. Atrodo taip. Atrodo, kad įtampa pasiekė savo apogėją. Pažiūrėsime, kas tą įtampą geriau šiandien atlaikys. Rimantas Kaukėnas ir Andrius Vyšniauskas grįžta į aikštelę vietoj Kęstučio Šeštoko ir Artūro Jevtoko. 53-53. Labai įdomus keitimas. Jis gali labai daug duoti Lietuvos Rytui. Ir štai, pirmieji vaisiai. Mano žodžiai įsipildė. Andrius Vyšniauskas pelno 2 taškus ir vėl Vilniaus Lietuvos Ryto komanda priekyje. 55-53. Dainius Šalenga. Ir pažanga Arvydui Macijauskui. Pastebėjo dabar Kęstutis Pulipauskas gudri tokį kepštelėjimą. Labai gerai, stebėtinai gerai. Iš esmės tokiose rungtynėse net mažytę klaidelę gali net rungtynių arbitrų netaip įvertinti situaciją, gali nulemti rungtynių baigtį. Todėl, aišku, rungtynių arbitrai ir Romualdas Brazauskas ir Kęstutis Pulipauskas dabar kiek įmanoma labiau susikoncentravę stebi kiekvieną momentą ir dabar nepataiko baudos metimo Dainius Šalenga. Tai reiškia, kad Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai išsaugos bent jau kokį pranašumą. 2 taškų, abu baudos metimus pameta Dainius Šalenga. Didelis smūgis Žalgirio psichologijai bus. Dar didesnis, jeigu dabar Vilniečiams pavyks užbaigti šią ataką. Meta Arvydas Macijauskas, puikus jo metimas nuo 3 taškų zonos. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda vėl atitrūksta. 58-53. Suklupo šiek tiek Šermanas Hamiltonas. Ir trečią kartą tos klaidos jau Arvydas Macijauskas nedovanojo. Laisvai atiduotas perdavimas po krepšiukėse nepavyksta pelnyti Artūrui Masiuliui taškų dabar. Jis stos prie baudų metimų linijos. Pažiūrėsim, kaip Artūras Masiulis susitvarkys su nervais nuo šios pozicijos. Vietoj Dainiaus Šalengos aikštelėje Donatas Slanina, o vietoj Andriaus Vyšniausko, kuris pelnė 2 taškus, vėl grįžta aikštelė Artūras Jevtokas. 58-53, 6 minutės ir 50 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Pramesti baudos metimai. Tai reiškia, kad dabar skirtumas galėjo būti tik 2 taškai, o yra 5. Ir
Keturi iš eilės pramesti Artūras Masiulis, tačiau Styvas Woodbury atkovoja kamuolį. Geriau jau vilniečiams turbūt būtų pasisekę, jeigu būtų pataikęs šį metimą Artūras Masiulis. Na, gali būti, jog Vilniaus Lietuvos ryto komanda apsigins ir nuo šios Žalgirio atakos. Pažiūrėsim, Donatas Stanina prašo užtvaros. Styvas Woodbury. Pro galinę liniją ir Rimantas Kaukėnas pažeidė taisyklės. Praleido dabar Styvą Woodbury ir tai buvo trečioji Vilniaus Lietuvos ryto komandinė pražanga šiame kėlinyje. Ir Šaganas tai yra Vilniaus Lietuvos ryto pranašumas dėl atkovotų kamuolių. Tiesa, to pranašumo, kad ir tarkim paskutinės rungtynėse Kaune nepakako vilniečiams tam, kad jie laimėtų rungtynes. Žalgiris pirmą kartą Žalgiris žaidžia 4 mažais žaidėjais, gynėjais. Taip ir yra. Įdomu, ką šitas eksperimentas duos. Arba Vos suspėjo Genius Gustas susmesti kamuolį dabar per 5 sekundės. Artūras Masiulis prieš Artūrą Javtoką suklaidino, tačiau taškų nepavyksta pelnyti. Ginčas. Romualdas Brazauskas fiksuoja ginčą ir Kęstutis Marčiulionis pasiima kamuolį dėl viso pikto. Pavyzdinga Vilniaus Lietuvos ryto komandos gynyba. Nebuvo kam išmesti kamuolio ir nebuvo kam jo atiduoti. Artūrui Masiuliui tuomet mušinį jau turėjo aikštelėje. Tačiau šeštokas sėdės ant suolelio, Andrius Šležas pasirodo aikštelėje. Dabar momentas, kuomet vilniečiai vėl gali spurtuoti. Jiems pavyko pelnyti 5 iš eilės taškus, pavyko vėl peržiūrėti rezultatą savo naudai. Pažiūrėsim, kaip toliau klostosi situacija per artimiausias minutės šiandien. Dar jų labai daug, 6,5 iki ketvirto kėlinio pabaigos. Atkovoja kamuolį Artūras Masiulis ir nauja Žalgirio ataka. Styvas Woodbury. Gražus perdavimas Artūrui Masiuliui, šis atrodo nesitikėjo jo. Donatas Stanina meta iš toli, nepataiko. Šermanas Gamiltonas dabar susiima kamuolį po krepšiu. dėl šaukinių kamuolių Žalgirio puikiai atlikta. Kova šiandien pirmoji tokia per visą finalinę seriją. Kaip ir buvo galima prognozuoti. Paskutinėse rungtynėse nėra žaidėjų ir nėra komandų, kurios pasiduoda dar net nuskambėjus sirenai. Prasidengia Artūras Masiulis. Žalgiriui nepavyko pelnyti taškų. Žalgiris prametė visus 4 baudos metimus ir Žalgiris nesėkmingai suorganizavo 3 paskutinės savo atakas. Grigorijus Kiznekas grįžta aikštelę, pasikalba dar su Artūru Javtoku. Turbūt ne apie labai mielus dalykus. Artūras Javtokas atrodo turi kažkokių nuoskaudų ir pretenzijų Artūrui Masiuliui. Po to galima aišku tas bus nuoskaudas ir išsiaiškinti, tačiau jau už aikštelės ribų, o dabar laimi tik tie, kurie daugiau pataiko. Arvydas Matijauskas, netaiklus metimas, Grigorijus Kiznekas iššoka aukščiausiai už visus ir ketvirtoji Vilniaus Lietuvos ryto komandinė pražanga. Andrius Šležas pažeidžia taisyklės. Vilniečiai greitai surinko 4 pražangas, tai reiškia, jog visos kitos jos bus baudžiamas jau baudų metimais. Netyčia dabar Andrius Šležas atsitrenkė į Grigorijus Kizneką. Ir pražanga įrašyta. Donatas Stanina, Styvas Woodbury, Giedrius Gustas, gauna kažkokį Marčiulionį, tačiau pataikyti nepavyksta Giedriui Gustui. Pradeda drebėti rankas Kauno Žalgirio komandos krepšininkas. Taip, jaučiasi ryškiai. Pravestos baudos, nepataikyti porą metimų. Automatis krepšinio komentatorius Vladas Janiūnas buvo jūsų ekranas, jis šiandien komentuoja rungtynes mobiliuoju telefonu dienai Kauno radijo stočiai. Susidomėjimas šiomis rungtynėmis be abejo yra toks žaidėjas, kad galima ne tik jas pasižiūrėti, bet ir pasiklausyti jų garsu perduodamo reportažo. Giedrius Gustas. Labai gražus prasiveržimas, tačiau metimas netaiklus ir tai reiškia, jog iš to grožio naudos jokios. 58-53. Žalgiris negali pelnyti taškų. Vilniaus Lietuvos rytas taip pat kurį laiką sustojo, tačiau jie turi geresnę situaciją. Jie turi 5 taškus. Kęstutis Marčiulionis, pražangų nėra, taškų taip pat. Atkovojo kamuolį vilniečiai ir nauja pozicinė Vilniaus Lietuvos ryto ataka. Lygos stebėjas kompanija Omnitel, o taip pat rėmėjų sąraše prekybos tinklas Rimi ir informacijos kompanija Glaxo Smart 58-53. Rytas skanduoja Vilniuje. Šioje tribūnoje sėdintis ir gali be abejo kitokias skanduotis ir kitokius pasakinius. Dabar lieja Kauno Žalgirio komandos gerbėjai, kurių didžioji dalis aišku stebi šias rungtynes būtent per Lietuvos televiziją, priglūdę prie savo ekranų. Šiandien dar ne viskas aišku. Šiandien dar 4,5 minutės iki kėlinio pabaigos, tačiau vilniečiai turi 5 taškų persvarą ir kamuolį savo rankose. Ramūnas Šiškauskas iš toli meta ir nepataiko Ramūnas Šiškauskas, tačiau atkovoja kamuolį Artūras Javtokas. Jau kelintą kartą taip vilniečiams pavyksta laimėti. Tiesiog kamuolys atšoksta tiesiai į vilniečių žaidėjus. Sekasi taip pat turbūt nebereikalo.
sėkmės sporte irgi svarbus dalykas. Ypatingai, kada toks sudėtingas ir atsakingas. Rimantas Kaukėnas vėl sudėtingas metimas. Labai daug netikrių metimų. Atrodo, kad mažėja krepšininkų galinčių pataikyti šiandien. Taip, suprantamas. Dabar ir pasirodo, didelė įtampa ir ilgas labai finalas, žaidėjai nerviškai ir fiziškai jau yra pavargę, šiandien tas jaučiasi. Jeigu pažiūrėti rezultatą, tai labai jau mažas rezultatas. Germanas Hamiltonas palaukė, kol prašoks Walšas Jordanas, tačiau pataikyti nepavyksta. Grigorijaus Kryžniakas numuša kamuolį Shermanui Hamiltonui. Dabar jau Žalgiris prie varžovų krepšio demonstruoja kažką tą patį. Kovoja vienas po kito kamuolis. Donatas Lanina, 3 taškai, 58-56, 3 minutės ir 20 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Atrodo, kad tokio finalo dar nematėm. Bent jau šį kartą. Taip, teisybė. Vilniaus Lietuvos ryto komanda siekia susigrąžinti savo LKL čempionų žiedus po vieno sezono pertraukos. Kauno Žalgiris siekia apginti čempionų titulą ir, kaip dažniausiai būna, apginti yra sunkiau negu atimti. Dainius Šalenga guli ant antras žaidėjas Kauno Žalgirio išeina iš rikiuotės. Vis dėlto, kada žaidži septyniese, labai sunku. Jūs manot, kad tos traumos yra fizinio be abejonės, tai to ilgo maratono. Atrodo, sutraukė raumenį dabar Dainius Šalenga. Štai, jisai lygiai vietai paprašė minutės per pertraukėlę rungtynių arbitro. Sutraukė koją. Labai retai tenka matyti tarp jų krepšinio varžybose. Futbole dažniau tai atsitinka. Taip. Jautėsi jau prieš rungtynės, kalbėjom apie tai, kad Žalgiris sužaidęs puikiai 2 iš eilės rungtynės ir nugalėjęs Lietuvos Rytą, pakeliai žaidžiantį. Šiose rungtynės jam gali pritrūkti ir fizinių ir dvasinių jėgų. Tačiau Žalgiris, reikia pagirti, kovoja iki galo. Dvasinių jėgų tikrai Žalgiris šiandien netrūksta. Taip, netrūksta. Nu, tarkim, pasižiūrėjus prieš tai rungtynės buvo galima žiūrėti, jog bent jau toks įspūdis buvo, jog Kauno Žalgirio krepšininkai buvo šviežesni už Vilniaus Lietuvos Ryto komandą. Šiandien atrodo situacija jau palankesnė vilniečiams. Stojasi Dainius Šalenga, reikalauja pratęsti šias rungtynes Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Sunku pasakyti, kam ši pertrauka naudingesnė. Žalgiriečiai prieš tai pataikė 3 taškus, sumažino skirtumą iki 2. Negali tęsti rungtynių bent jau kol kas Dainius Šalenga. Šiandien jis pelnė 14 taškų, tiek pat kiek ir Grigorijaus Kryžniakas. 18 metė Donatas Lanina Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje, 20 taškų Ramūno Šiškausko sąskaitoje, 19 Arvydo Macijausko. Lyderiai šiandien, kaip matote, išsiskiria. Šiandien jau nėra taip, kad rungtyniautų visa komanda ir visi pataikytų. Meta lyderiai ir juos galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Arvydas Macijauskas tarp jų, tačiau šį kartą jam nepavyksta pataikyti. Ir Kryžniakas nesugeba paimti kamuolio. Taip, šiandien kova iki paskutinės akimirkos dėl kiekvieno kamulio, dėl kiekvieno aikštelės centimetro. 10 sekundžių ir Vilniečių atakai. Walšas Jordanas. Artūro Jatoka atiduotas kamuolys, prasižengia Grigorijaus Kryžniakas. Taip, Grigorijaus Kryžniakas prasižengia 5 kartą šios rungtynėse. Žalgirio komandai jis padėti šiandien jau nebegalės. 14 taškų pelnė Grigorijaus Kryžniakas. Aikštelėje pasirodo Artūras Masiulis. Dabar visa Žalgirio viltis tik tai į jį. Ir keičiasi krepšininkai. Iš karto atsakymas Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje. Vietoj Artūro Jatoko aikštelėje Andrius Vyšniauskas ir Ramūnas Šiškauskas taip pat prašo leidimo grįžti į aikštę. Jis keičia Andrius Vyšniauską. Labai teisingas ir savalaikis Šiškausko grąžinimas, nes Jonas Kazlauskas keičia šiandien žaidėjus panašiai kaip ledo ritulyje. Vos tik tam galimybę. Ai, kokia klaida Žalgirio komandos gynyboje. Arvydas Macijauskas 2 taškai. Paprastai ir labai efektingai. 60-56 štai. Giedrius Gustas paleido Arvydą Macijauską. Pražiopsoja, tiesiog nelaukit labai saugai. Starto. Ir labai jau kita Andriaus Vyšniausko pražanga, net negalėjo pakelti ranko aukštyn. Artūras Masiulis supykęs, dabar Andrius Vyšniauskas kabinasi jam ant ranko. Gaus dabar velnių nuo Jono Kazlausko, o Andriui Vyšniauskui tai taip pat yra 5 pražanga. Na, atrodo, kad pirmieji nuostoliai šiandien jau matyti. Įdomu, kas būtų, jeigu šios rungtynėse būtų pratęsimas. Nu, teisybė, būtų labai įdomi situacija. Žiūrovams tada būtų išnaudoti visi resursai, visi įmanomi komandos. Žiūrovams ir televizijos žiūrovams būtų nepaprastai įdomu, jeigu dar būtų pridėtinė 5 minutė. Artūras Masiulis. Pataiko pirmai baudos metimą, nors prieš tai 2 buvo prametęs. Ir abu pataiko. Šaunuolis Jonas Masiulis. Pirmo reikėjo taiklaus metimo. Kelius kartus jau vis dėlto jisai parodė, save gražiai parodė. Praėjusios rungtynės jis sugebėjo atkovoti net 7 kamuolius kartas nuo karto, pakeisdamas Grigorijaus Kryžniaką.
60-58. Ramūnas Šiškauskas. Kiekviena ataka, kiekviena klaida arba pataikymas gali būti lemtingi. Artūras Jevtokas pelno 2 taškus, 62-58. Labai geras Šiškausko perdavimas. Traukia du žaidėjus ir duoda pasą. Paprasta, tikslu. Dabar vilniečiai yra nepasiekiami per vieną taiklų metimą. Žalgiriui reikia ne tik pelnyti taškus, bet ir dar apsiginti. Donatas Larinai išsprūsta kamuolys iš rankų ir vilniečiai turi labai gerą šansą. Turi labai didelį šansą, minutės per daugelės prašo Žalgirio komanda, į ją dabar jau turės. Grįžtame į Vilniaus Lietuvos Ryto areną, kurioje pergalės nuojauta. Minutė ir 35 sekundės iki kėlinio pabaigos. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai turi iniciatyvą savo rankose, 4 taškus ir kamuolį. Kaip puikiai gynėsi Gustas prieš Macijauską. Ir vis tiek Arvydas Macijauskas turi kamuolį, nepataiko iš toli ir Arvydui Macijauskui skiria pražangą dabar Romualdas Brazauskas. 2 baudos metimai iš karto į Vilniaus Lietuvos Ryto krepšį. Labai būtų įdomu pasižiūrėti šio epizodo pakartojimą. Galbūt, žiūrėkime dar kartą, štai. Arvydas Macijauskas gauna kamuolį. Giedrius Gustas jo neliečia. Ir toliau situacija jau nėra matoma. Galbūt šitą pati situacija, apie kurią jūs kalbėjote, Algi, apie tas provokacijas. Galėjo būti kažkas panašaus. Pati provokuos, kaip jis mėgsta žaidžiant. Nepataiko Giedrius Gustas nuo baudų metimų linijos. Jeigu Žalgiris ieškos priežasčių savo pralaimėjimo po rungtynių, jeigu pralaimės, aišku, jie. Viena priežasčių gali būti netaiklūs baudų metimai. Dabar jau reikėtų presinguoti. 5 baudos metimus prametė žalgiriečiai šiame kėlinyje. Taip, tai yra, bus lemiamas, jeigu pralaimės. Kitaip tariant, jeigu būtų sumetę, dabar būtų pirmavę 2 taškai. Be abejo. Jeigu būtų, nesiskaito. Minutė ir 8 sekundės iki kėlinio pabaigos. Vilniečiams štai dabar reikia rezultatyvios atakos. Ramūnas Šiškauskas, Arvydas Macijauskas. Jo metimas taiklus, Arvydas Macijauskas. Čia jau yra pergalės metimas. Dabar jau praktiškai beveik neįmanoma. Atrodo, kad Arvydas Macijauskas taps tuo krepšininku, kurį reikės išnešti į ant rankų po šių rungtynių, jeigu vilniečiai jas laimės. Ir Arvydą Macijauską Omnitel ir Omnitel Extra abonentai pripažino naudingiausių šių rungtynių žaidėjų. Tai iš esmės reiškia, jog jis naudingiausias šios serijos krepšininkas. Styvas Vusberį 2 taškai, 64-61. Užtenka dabar Vilniaus Lietuvos Rytui suklysti ir Žalgiris turėtų vėl šansą. Taip, ir nemažą. Nu, tiesa, tada Žalgirio reikėtų teiviškai, tačiau visų pirma pažiūrėkime, kaip baigsis Lietuvos Ryto ataka. Arvydas Macijauskas naudingiausias žaidėjas 3 rungtynėse iš 7. Šioje finalinėje serijoje prasižengė Styvas Vusberį, tiesa, baudų metimai nebus metami. Tai tik didžiulė nauda Vilniaus Lietuvos Ryto komandai. Dabar jie vėl galės būti ir į tą pusę, ir į tą pusę. Atrodo, kad vilniečiams šiandien pasisekė. Ir jie jau yra per slenkstį, per vieną mažą žingsnį. Visai netoli pergalės. Liko labai nedaug. Pažiūrėsim, tačiau tą pergalę reikia iškovoti. Šermanas Hamiltonas ir prasižengė prieš Ramūną Šiškauską. Tai pats spėjai sprendimą, kokį priims. Aš manau, kad greičiausiai nesirinko dabar iš krepšininkų žalgiriečiai. Prasižengė prieš pirmą įgavusi kamuolį, o Vilniaus Lietuvos Rytas greičiausiai pasirinko kam atiduoti kamuolį. Be abejonės pasirinko tam žaidėjui, kurio galima labai pasitikėti. Ir aišku, kad krepšininkas yra Ramūnas Šiškauskas. Pataiko Ramūnas Šiškauskas nuo baudų metimo linijos. Taip, čia net olimpiada, kada Šiškauskas jaunas nesuvaldė savo emocijų. Abudu. Abu metimus įmeta Ramūnas Šiškauskas. Žalgiriui reikia staigaus ir taiklaus metimo. Giedrius Gustas. Artūras Masiulis kala kamuolį iš viršaus, 66-63. Iš esmės situacija nepasikeitė, tik tai praėjo 7 sekundės. Dabar Rimantas Kaukėnas prie baudų metimų linijos. Labai laiku subaudavo Žalgiris. Jeigu vieną prameta, vėl atsiranda tam tikrų... Bet lieka tik 15 sekundžių. Jeigu žalgiriečiai dabar būtų pataikę 3 taškus, tuomet situacija būtų kitokia. Tada Žalgiriui reikėtų 3 taškų. Dabar jau Vilniaus Lietuvos Ryto komandai reikia tik tai vieno taiklaus metimo. Ir jie iš esmės jau laimėtų šias rungtynes. Pataiko Rimantas Kaukėnas. Dramatiškas finalas, kurio finišas jau prie pat. Visiškai prie pat. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda be Roberto Javtoko pačioje finalinės serijos pabaigoje. Buvo, atrodo, šiek tiek stipresnė ir šiek tiek geriau pasiruošęs Šermanas Hamiltonas iš toli. Taiklus Šermano Hamiltono metimas, 10 sekundžių. Nespėja pažeisti taisyklių. Žalgirio krepšininkai, štai tik tai dabar tą padaro Šermanas Hamiltonas. Na dabar paskutinysis šansas Žalgirio komandai ir paskutinysis
Vilniaus Lietuvos Ryto komandos žingsnis į pergalę. Arvydas Macijauskas, 2 taiklūs baudos metimai ir šiandien čempionai aiškus. Jeigu nors vieną prameta, tuomet dar pažiūrėsim. Arvydas Macijauskas, taikliausias baudų metikas visą šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje. Viskas, ką jam liko padaryti šį sezoną, tai yra pataikyti 2 štai šios baudos metimus ir vieną Arvydas Macijauskas prameta. Žalgiris gali... daro savo netgi tokiam puikiam snaiperiu kaip Macijauskas. Antrasis metimas taiklus, tačiau Žalgiriui trūksta tik tai vieno taiklaus metimo. Lieka 6 sekundės. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, aišku, mėgins bauduoti. Šiek tiek anksčiau. Meta iš 3 taškų zonos. Shermanas Hamiltonas pataiko iš 3 taškų zonos ir išplėšė pusfinalį šios dienos rungtynėse. Tai yra neįtikėtina, tai yra fantastika ir tai yra turbūt niekada nepakartojama. Ir Hamiltonas atlieka 2 lemiamus metimus. Aš dabar tik tai turiu vieną mažytę pastabą, turbūt jeigu galėčiau pasakyti, tai Shermaną Hamiltoną Žalgiris Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai galės sustabdyti su pražanga šiek tiek anksčiau. Šiek tiek anksčiau ir būtų tik 2 baudos metimai. Ir tai būtų pergalė. Dabar situacija iš naujo prasideda ir kažin ar dabar vilniečiai beturi tą psichologinį pranašumą, kurį turėjo. Jie tiesiog turi žaidėjų pranašumą, Dainius Šalenga ant atsarginių žaidėjų suolelio su trauma. Styvas Woodbury taip pat negali žaisti pilna jėga. Tačiau 5 minutės ir nervų karas. Atrodo neįtikėtina situacija. Jau visi, jeigu ne Shermanas Hamiltonas, tuomet jau dabar iš tikrųjų būtumėm pabaigę šią transliaciją. O dabar dar vienas bandymas atsakyti klausimą, kas šiandien yra stipresni. 5 papildomo laiko minutės. Atrodo, kad šiandien džiaugsmingų interviu ir po rungtynių tų emocijų, kurias laimėjusi komanda, mes jau nematysime, kadangi transliacija ir taip. Jau užsitęsė duokim garo. Prasidės šiek tiek vėliau, nei numatyta buvo mūsų programoje. Bet kuriuo atveju greičiausiai net ir duokim garo gerbėjai dėl šio dalyko nesiginčys ir nebus pernelyg pikti, kadangi rungtynės yra vertos to. Nepataiko Donatas Slavina. Žalgiris galėjo įsiveržti į priekį. Shermanas Hamiltonas ir toliau demonstruoja aktyvumą ir prie varžovų krepšio ir prie savojo. Walshas Jordanas. Būtent Walshas Jordanas yra visiška priešingybė Shermanui Hamiltonui. Greičiausiai jis tokio dalykų nesugebėtų padaryti. Taip, jie labai išoriai panašus ir ūgių ir daviniais ir veido spalva, tačiau Walshas Jordanas labiau ieško komandos draugų. Išaiškėja ryškus skirtumas Hamiltono ir Jordano. Sužingsniuoja, taip sužingsniuoja Arvydas Macijauskas, klaida. Dar kartą Gustas įrodo, ant kiek jis yra staigus ir aštrus ir kaip gerai pasiruošęs gynybai. Atrodo, kad Gustą galima bus netrukus įrašyti į tą gretą, kurioje buvo kažkada Darius Maskoliūnas Kauno Žalgirio komandoje. Jis išeidavo į kelią tam, kad suvalgytų varžovų lyderius. Ir Giedrius Gustas šiandien taškų nepelnė, jeigu neklystu, tačiau savo darbą gynyboje atlieka gerai. Tai pataikė vieną baudos metimą iš 2 Giedrius Gustas. 69-69, Shermanas Hamiltonas prieš Arvydas Macijauskas. Tai yra Artūras Masiulis. 8 sekundės Žalgirio atakai, Shermanas Hamiltonas. Artūras Masiulis nelaukia šio perdavimo ir praranda kamuolį dabar Kauno Žalgirio komandos. Kovoja jį Artūras Masiulis. Ir Rimantas Kaukėnas nuramina savo ekipą. Dabar jau įtampa, kada kiekvienas taškas turi nepaprastai didžiulę vertę. Iš tikrųjų slegia abiejų komandų krepšininkų pečius. Ramūnas Šiškauskas, Artūras Jevtokas, 2 taškai ir kala kamuolį viršaus Artūras Šištokas. Artūras Jevtokas ir vilniečiai įsiveržė į priekį šio pratęsimo metu. Dažniausiai pratęsimo metu kažkuri komanda pabėga ir spurtuoja. Pažiūrėsim, ar šiandien pavyks tą padaryti. Dabar kažkokia presentacija. Labai paprasta ir užteko trečiam žaidėjui padėti ir to nebūtų įvykę, tačiau visiškai laisvas Masiulis buvo. Galbūt ir be reikalo dabar nuskubėjo prie Styvo Woodbury Artūras Jevtokas. Be abejonės. Prie pat 3 taškų linijos dabar jis buvo atsidūręs, meta Artūras Jevtokas ir nepataiko. Styvas Woodbury numuša kamuolį būtent jam. Artūras Jevtokas dar vienas metimas, dar vienas atkovotas kamuolys, tačiau pastos Styvas Woodbury jį pagauna. Giedrius Gustas ir pražanga Arvydui Macijauskui. Aš dabar galėčiau tik tai pagirti Styvą Woodbury, kuris dar net kovojęs kamuolį suspėjo pasižiūrėti į nubėgantį Giedrių Gustą ir po to vieno akies krašteliu atiduoti jam tą kamuolį. Nepaprastai laiku ir gražiai atliktas perdavimas ir puikiai greitoji ataka. Arvydas Macijauskas suspėjo pasivyti Giedrių Gustą ir tai yra bent jau mažytis laimėjimas. Dabar 2 Giedriaus Gusto baudos metimų. Jis šiandien pataikė tik tai vieną iš 2.
Dabar pataiko Giedrius Gustas, 72-71. Žalgiris pirmą kartą šios dienos rungtynėse išeina į priekį. Pirmą kartą per visą didįjį 7-ąjį superfinalo mačą Kauno Žalgirio komanda yra priekyje. Istorinis momentas šios dienos rungtynėse. Jeigu žalgiriečiai sugebėjo atsitiesti, panaikinti 15 taškų Vilniaus Lietuvos ryto pranašumą, pažiūrėsime, ar persvarą, kurią dabar turi Žalgiris, neišmuš iš vėžių Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkų. Ramūnas Šiškauskas, 2 taškai ir pražanga Donatai Slaninai. 73-73. Vienas už kitą gražesni momentai. Ir tai buvo ketvirtoji Artūro Masiulio pražanga. Taip Artūras Masiulis pasižengė šios dienos rungtynėse 4-ąjį kartą. Žalgiris gali prarasti ir paskutinį savo vidurio puolėją. Laiko dar žaisti daug. Pataiko baudos metimą Ramūnas Šiškauskas ir vėl priekyje Vilniaus Lietuvos rytas 74-73. 30 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Juos Woodberry. Juos Woodberry vėl su kamuoliu, nesusirašė bent jau kol kas jo skirtis. Ir perima jį dabar Artūras Jevtokas. Vėl Vilniaus Lietuvos ryto komanda turi minimalų pranašumą ir turi kamuolį savo rankose. Dabar jau apie kažkokią taktiką turbūt nėra jokios kalbos. Tik tai. Taip, liko paprastas atviras krepšinis, kas valingesnis, kas techniškai geriau paruoštas. Ramūnas Šiškauskas, labai sudėtingas metimas, nepataiko Ramūnas Šiškauskas. Buvo pasitraukę visi komandos draugai, bandydami sudaryti jam daugiau erdvės. Giedrius Gustas pražanga Walshui Jordanui. Prie baudų metimų linijos sustos dabar Giedrius Gustas. Ir vėl Walshas Jordanas pralaimi dvikovą gynyboje. Kauną gelbsti, baigiantis normaliam rungtynių laikui Hamiltonas, dabar 5 minutė Rimčius pasidarė Gustas. Tie žaidėjai, iš kurių aišku Lietuvos rytas ir jo gerbėjai nelaukia. Tikrai, o čia ir yra komandos jėga. Nepataiko Giedrius Gustas antrojo baudos metimo lygų. Na taip po tašką. Ir vėl situacija visiškai neprognozuojama. Vilniaus Lietuvos ryto ataka. Minutė 40 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Sunku pasakyti, ar būtent šiuo pratęsimu kas nors pasibaigs. Laisvas Arvydas Matijauskas. Taiklus Arvydas Matijauskas. 77-74. Paliko visiškai laisvą dabar Arvydą Matijauską. Nepasikeitė žaidėjais. Masiulis turėjo perimti. Hermanas Hamiltonas, jo atsakymas jau pernelyg dabar. Persistengėsi Hermanas Hamiltonas, metimas netaiklus ir vėl Vilniaus Lietuvos ryto komanda kontroliuoja situaciją. Nu, turbūt tokio Hamiltono stebuklo neįvyks, kaip įvyko baigiantis rungtynėms. Labai sunku tikėtis, kad 2 kartai gali atlikti. Ir tas atvejis buvo fantastinis. 2 taškai ir pražanga. Rimantas Kaukėnas išmeta iš žaidimo Artūrą Masiulį ir šis prasiveržimas gali būti jau galutinis taškas šios dienos rungtynėse. Kaip dabar prisidengia dešinė kairė ranka, Rimantas Kaukėnas sugebėjo pataikyti, sugebėjo baudų pataikymo procentą. 53 sekundės ir 5 taškai Vilniaus Lietuvos ryto komandos persvara. Kartą nepataiko Rimantas Kaukėnas. Atrodo, kad čia jau ne nervai, o atsipalaidavimus galbūt šiek tiek. Čia gali būti ir tas įtampa vis dėlto dar nepaisant persvaros. Iš inercijos liko. Taip, labai. 80-74. Žalgirio atsakymas. Walshas, tai yra Hermanas Hamiltonas. Taip, jau laikas jau jame prie centro linijos. Pražanga buvo įrašyta prieš tai. Net nesigirdė rungtynių arbitrų sprendimų. Negirdėjo nei Hermanas Hamiltonas, nei kiti. Publika šėlsta, nu, suprantama. Hermanas Hamiltonas stoja prie baudų metimų linijos. Hermanas Hamiltonas, na? Gaila, kad Hermanui Hamiltonui nepavyko padėti Kauno Žalgiriui Eurolygoje, kuomet tos pagalbos labai reikėjo. Atrodo, kad Vilniečių... Dėmesio, Žalgiris atsako centro puolėjo aplamai. Dabar jau žaidžia Vabank. Ta atsilikimą būtent superfinalo serijoje sugebėjo superfinalą pakelti iki maksimalios įtampos, atvesti į 7-asias rungtynes. Ir atrodo, kad 7-ose rungtynėse šiek tiek stipresni ir šiek tiek geriau pasiruošę užsidėti žiedus ant savo rankų yra Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai. Taip, visų pirma, 7 rungtynių maratonai geriau pasiruošęs yra Lietuvos rytas. Nepataiko Hermanas Hamiltonas nuo baudų metimų linijos. Na, atrodo,
netrukus žiedų matuotojai galės pradėti tekinti žiedus, maždaug 6 ar 5 žiedų trūksta, tai yra netitinka dydžiai tų žiedų, kurie yra skirti ir vienos ir kitos komandos žaidėjams, kadangi, aišku, niekas negalėjo prieš šias rungtynes iš anksto pasakyti, kas laimės. Eimantas Kaukėnas vėl stos prie baudų metimų linijos, tos nervingosios paskutinėsios minutės, tie paskutiniai žingsniai šį sezoną. Na, sunku pasakyti, kaip bus kitą sezoną, tačiau jau dabar galima dėkoti ir Lietuvos krepšinio lygos reglamentui, kad šiandien buvo žaidžiamas 7-osios superfinalo rungtynės ir galima dėkoti turbūt Lietuvos krepšinio klubų rėmėjams ir tiems, kurie subūrė štai tokias dvi stiprios komandos, Vilniaus Lietuvos Rytą ir Kauno Žalgirį. Jeigu komanda stipri būtų viena, tuomet aišku, kad susidomėjimas krepšiniu ir krepšinio lygis nebūtų toks aukštas kaip šiandien. Be abejonės, finalas, didysis maratonas, finalinis, save pateisino pilnumoje. Donatas Lanina kala kamuolį iš viršaus. Daug galbūt pasikeitimų bus komandose, daug krepšininkų paliks Vilniečių gretas, galbūt daug žaidėjų nebežais Kauno Žalgirio komandoje. Svarbiausia, kad šios ekipos ir toliau liktų elitinėmis. Svarbiausia, kad jos labai svarbu, kad Žalgiris po šito pralaimėjimo netaptų vidutinė komanda. Manau, kad klubo vadovai, treneriai, žaidėjai padarys viską, kad Žalgiris kitais metais žaistų sėkmingiau. Juolab, kad žalgiriečių laukia Eurolygos varžybos. Be abejonės, yra ypatingai. Arnas Hamiltonas prasižengė. Arvydas Matijauskas sustos prie baudų metimo linijos. Žalgirio jau atrodo nebeišgelbės pražangos, dabar jau reikia ir perimtų kamuolių. Vien tik pražangomis žalgiriečiai vargu ar sugebės išsisukti iš šios situacijos, juolab, kad Arvydas Matijauskas greičiausiai dabar nepakartos tos klaidos, kurią padarė Paėgėdis ketvirtojo kėlinio laikui. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda dėkoja savo ekipai už pergalę, už žiedus, už visas smagias akimirkas, kurios buvo ir laukia žiūrovų štai čia Vilniaus Lietuvos Ryto arenoje. Kauno Žalgirio komandos fanams turbūt belieka guostis tom, jog Žalgirio vyrai, kaip toje knygoje, kaip rašo, Žalgirio vyrai buvo tikrais vyrais šioje finalinėje serijoje. Taip, dar reikia pripažinti, jie kovojo iki galo. Nepaisant šiandieną pirmųjų kėlinių labai prasto žaidimo, vis dėlto jie sugebėjo išlyginti žaidimą. Žalgirio komandos kamuolys, 7 taškai skiria ekipos, 27 sekundės skiria Vilniaus Lietuvos Rytą nuo pergalės šios rungtynės. Mažai. Hamiltono visi ieško. Gal dar kartą Hamiltonas padarys stebuklą. Atsinegė Šermanas Hamiltonas, tik dabar gauna kamuolį. Ir nepataikė Šermanas Hamiltonas, atrodo tai yra galutinis Kauno Žalgirio komandos pralaimėjimas. Jau skekina vienas kitą Vilniaus Lietuvos Ryto komandos krepšininkai. Jau atrodo patikėjo savo pergalę ir Jonas Kazlauskas. Jis pirmą kartą laimi Lietuvos krepšinio lygos žiedą ir čempionų titulą vadovaudamas Vilniaus Lietuvos Ryto komandai. Iki tol jis 6 kartus buvo laimėjęs, tai yra 5 kartus buvo laimėjęs Lietuvos krepšinio lygą su Kauno Žalgirio ekipa. Dabar ta ekipa ir savo buvusi asistentą Algirdą Brazį Jonas Kazlauskas vis dėlto pergudravo ir įrodė, jog taip ir nepaprastai atkakliuoja kovoja. Ir įrodė, kad net praradus patį pagrindinį savo vidurio puolėją Robertą Javtoką, Vilniaus Lietuvos Ryto komanda nesubliuško ir liko komanda. Komanda galinčia laimėti ir galinčia sugrąžinti pergalės į Vilnių. Būtent toks buvo šūkis šį sezoną Vilniečių klubo. Pergalės grįžta į Vilnių. Kauno Žalgirio komandai nepavyko to šūkio prasmės paneigti šios rungtynėse. Donatas Lanina prasižengė 5 kartą, jis neabejotinai buvo geriausias krepšininkas Žalgirio gretose. Šiandien pelnė 20 taškų, pataikė 4 tritaškius, žaidė naudingai, tačiau jo pastangų nepakako. Ir atrodo, vienam istoriniam išėjimui dabar Algirdas Brazys išleidžia savo sūnų. Mindaugas Brazys pasirodė pirmą kartą Kauno Žalgirio komandos gretose šioje finalinėje serijoje ir galbūt jis dar turės progą paliesti kamuolį. Kamuolį, kuris šiandien buvo Vilniaus Lietuvos Ryto sėkmės talismanas. Algis iš anksto jums dėkoju už tai, kad padėjote stebėti šis rungtynes. Nelengva be abejo buvo žiūrėti ir Kauno, ir Vilniaus komandų gerbėjams, tačiau kažkas turi laimėti, kažkas turi pralaimėti ir kažkas tos pergalės ir pralaimėjimus turi pakompensuoti. Taip, visumoj, prieš rungtynės mes kalbėjom, kad išlošti 3 tokias rungtynės Žalgiriui, kaip kad išlošė praeitis, labai sunku. Aidi finalinės sirena, sveikinimai Vilniaus Lietuvos Ryto komandai, visiems jos gerbėjams.
rezultatu 86-78. Pergalę švenčia aikštelės šeimininkai, laimėdami seriją 4-3 ir štai taip, demonstruodami pergalės šokį. Sveikinimai visiems, užuojautą kauniečiams. Ir šiandien Lietuvos televizija baigia ir šį Lietuvos krepšinio lygos sezoną. Su jumis atsisveikina ir Algis Gedvinas Karašas, rungtynės komentaras Robertas Petrauskas. Iki susimatymų kitais sezonais. Likit sveiki ir sėkmės Lietuvai Eurovizijos konkursui šį vakarą. Ate. 86-78. Daug ir sunkiai dirbom ir nugalėjom. Sporte faktiškai reikalinga dar be viso šito, be darbo, be visko sėkmė. Kartais jį būna, kartais nebūna. Galėjau šiandieną nusisukti visą tai į kitą pusę, galvoju, kad nebūtų buvę visiškai teisingai. Iš tikrųjų džiaugiuosi vyrais, aš labai džiaugiuosi jais, kurie iš tikrųjų nepaisant visų negandų parodė valią, charakterį, ryžtą ir iš tikrųjų sugebėjo padaryti tai, kad finalas iš tikrųjų gautųsi tikrasis finalas LKL-o. Ir antrą kartą lygos istorijoje tapo Vilniaus Lietuvos Rytas lemiamose finalo rungtynėse namie po pratęsimo įveikęs Kauno Žalgirį bei laimėjęs seriją. Mačą vilniečiai pradėjo įspūdingai 11-0 antrame kėlinyje, Lietuvos Ryto pranašumas išaugo iki 15 taškų. Bet per trečią kėlinį vienintelius 2 taškus vilniečiams pelnė Šiškauskas ir kauniečiai pasivijo varžovus. Ketvirto kėlinio pabaigoje už pražangas aikštelę paliko Chyžniakas, o dėl traumos negalėjo rungtyniauti Šalenga. Paskutinę kėlinio sekundę kauniečius išgelbėjo taiklus Hamiltono tritaškis. Per pratęsimą Žalgiris sugebėjo net įsiveržti į priekį, tačiau pabaigoje galingiau žaidė vilniečiai. Be LKL čempiono aukso žiedų šį sezoną Lietuvos Rytas tapo Šiaurės Europos lygos čempionais bei pasiekė Saportos taurės ketvirtfinalį. Daug bei sunkiai dirbom ir nugalėjom. Nebūtų buvę teisinga, jei sėkmė būtų nusisukusi nuo mūsų, sakė Lietuvos Ryto vyriausiasis treneris Jonas Kazlauskas. Žalgirio treneris Algirdas Brazys džiaugiasi savo komandos žaidėjais, kad jie nepasidavė ir parodė valią bei ryžtą. Treneris teigia, kad finale žaisti 7 rungtynes yra per daug. Norint atlaikyti tokį krūvį reikia ilgo suolelio, o Žalgiris to neturi. Lemiamose rungtynėse vilniečių smogiamoji jėga buvo Arvydas Macijauskas ir Ramūnas Šiškauskas, kurie pagrindė ir lėmė Ryto pergalę. Arvydas pelnė 31, o Ramūnas 25 taškus. Rungtynių pradžioje Lietuvos Rytas pirmavo 11-0. Pirmosius taškus svečiai pelnė tik 5 minutę. Antrame kėlinyje Lietuvos Ryto krepšininkai pataikė net 6 tritaškius ir iki didžiosios pertraukos padidino persvarą iki 16 taškų. Per trečiąjį kėlinį Lietuvos Rytas sugebėjo pelnyti tik 2 taškus ir jų pranašumas ištirpo iki 3 taškų. Ketvirto kėlinio pradžioje Žalgiris išlygino rezultatą. Po to Ryto persvaras vyravo nuo 2 iki 5 taškų. Iki kėlinio pabaigos likus 16 sekundžių vilniečiai pirmavo 5 taškais ir jau atrodė, jog aukso žiedų likimas nuspręstas. Bet Žalgirį ėmė gelbėti kanadietis Shermanas Hamiltonas, pataikęs iš eilės 2 tritaškius. Ypač efektingas kanadiečio metimas buvo paskutinėmis kėlinio akimirkomis, po kurios rezultatas tapo lygų 69-69 ir rungtynės teko pratęsti. Per pratęsimą Žalgirio komanda jau nebuvo 2 pagrindinių žaidėjų Dainiaus Šelengos, kuris 37 minutę patyrė kojos traumą, ir 5 pražangų limitą išnaudojusio ukrainiečio Grigorijaus Chyžniako. Pratęsime 3 minutę kauniečiai buvo įsiveržę į priekį 2 taškais, bet netekus 2 pagrindinių žaidėjų Žalgiriui buvo sunku tikėtis pergalės. Rytui pratęsime pergalę lėmė Macijausko, Šiškausko ir Kaukėno geras žaidimas. Anot Jono Kazlausko, sėkmė ir sunku žaidėjų darbas buvo pagrindinė pergalės priežastis. Daug ir sunkiai dirbom ir nugalėjom. Sporte faktiškai reikalinga dar be viso šito, be darbo, be visko sėkmė. Kartais jį būna, kartais nebūna. Galėjau šiandieną nusisukti visą tai į kitą pusę, galvoju, kad nebūtų buvę visiškai teisingai. Vis dėlto ir reguliarų sezoną mes laimėjom, ir iniciatyvą šį čia laikėme. Ryto treneris labiausiai ant žaidėjų pyko, jog teko žaisti 7 rungtynes. Daugiausia bariausi, tai kad žaidėm 7 rungtynės ir senai su Meškere prie ežero galėjau sėdėti. Anot Žalgirio trenerio Algirdo Brazio lemiamose rungtynėse jo žaidėjams pritrūko jėgų. Mes pritrūkom jėgų paprasčiausiai, galiu pasakyti. Bet psichologiškai mes atvažiavom šiandien, mūsų būsena buvo žymiai geresnė negu Ryto, prieš rungtynės aš kalbu. Lietuvos Rytas LKL aukso žiedus iškovojo 2 kartą, 1 kartą vilniečiai triumfavo 2000-aisiais. Nugalėtojais tapę Lietuvos Ryto krepšininkai aukso žiedus iškovojo 2 kartą. Vakar įveikė nugalėtojo titulą gynusi Kauno Žalgirį ir laimėjo seriją iki 4 pergalių, 4-3. Geras įspūdis. Labai, kaip sakyt, 1 kartą buvau prie televizoriaus suprakaitavęs, nes varžybos tikrai geros. Kaip sakyt, ir viena ir kita komanda kovėsi iki galo ir
tikras finalas. Čempionate vilniečiai aukso žiedus yra laimėję prieš 2 metus. Čempiono žiedą negalėjusiam atsimti Lietuvos Ryto krepšininkui Robertui Eftokui jį perduos jo brolis Artūras. Antrąją vietą iškovojusiam Kauno Žalgiriui teikti sidabriniai ženkliukai ir taurė. Naudingiausių šių metų Lietuvos krepšinio lygos čempionato finalinės serijos žaidėjų išrinktas Lietuvos Ryto snaiperis Arvydas Macijauskas, o viso čempionato tos pačios komandos žaidėjas Ramūnas Šiškauskas. Malonus tas titulas toks, bet aš per daug nesureikšminu. Svarbiausia, kad komanda laimėjo pirmą vietą. Lietuvos krepšinio lygos prezidentas sako esąs įsitikinęs, kad čempionate būtinos naujovės. Reikia naujovių, jos būtinos, aš manau, tik neaišku, ar tai bus sekančiam čempionate, ar savo 10-metį atžaisime be naujovių. Tai aš manau, kad čia turės spręsti steigėjai, klubų savininkai.